piruetą galima atlikti kryžiuojant koją ir per priekį, ir per galą. Pirmiausia, pasimokykime per priekį. Vidinė ranka aukštai, vidinė koja ant pirštų galų, ne per daug toli nuo stulpo. Užkryžiuoju per priekį išorinę koją, nedidelis tarpas tarp pėdų. Viršutinė ranka visuomet kontaktuos su stulpu. Einu su išorinė ranka šiek tiek už stulpų, kad galėčiau save stumtelti. Viršutinė ranka išlaiko kontaktą, per krumplius keliauja ir atsisuku. Pėdos apsisuko pačios aplink save, sukryžiavau, tik dabar iš kitos pusės. Taip, kitas variantas – kryžiavimas iš galo. Stoviu ant išorinės kojos, kryžiuoju iš galo su vidinė pėda. Lygiai taip pat su išorinė ranka stumsiu save, kad sukčiausi ant pėdučių ir keliausiu per krumplius į įprastinį paėmimą. Su piruetais taip pat galima keliauti aplink stulpą. Galioja tos pačios taisyklės, tiesiog reikės daryti nedidelius žingsnius keliaujant aplinkui. Tarkime, noriu kryžiuoti per priekį. Taigi statau vidinę koją, šiek tiek keliaudama į priekį, perkryžiuoju, sukuosi, grįžau į savo kryžiuką, vėl statau vidinę koją, išorinę per priekį ir sukuosi piruetą ir tai galiu kartoti iki kol susisuks galva. Kitas variantas, jeigu noriu kryžiuoti per galą. Statau išorinę koją, kryžiuoju per galą su vidinė kojyte ir sukuosi. Žingsnis su išorinė, kryžiuoju su vidinė, prasistu. Ir vėlgi galiu kartuoti daug kartų.